Įsipurtėjau. Čia porto. Nes į tualetą noriu. Šiandien ir labai svarbi diena. Prieš 17 metų buvo mūsų klasės susitinkimas. Atėjo tą dieną, kad reiks organizuoti klasės susitikimą. Pasiėmiau telefoną, įsijungiau Facebook'e ir pradėjau kurti grupę. Įdėjau visus savo klasiokus, tada įdėjau į mamą, į babą, į tetį, į sesę, ir tada įdėjau į mokytojus, į klebotą įdėjau. O sekmadienis irgi yra atvelinkis, tiksi tas klebotas, ar ne? Klasės susitikimas. Prašau! Įdėjau. Čia į klasės susitikimą palaikiam. Klaps, neduka! Klaps, Igna! Tu netrak. Gerai, Jėzau, gerai. Nu, tu paskombina, saka. Atvažiauk į klasės susitikimą. Nu, aš nuvarau į platelius. Imku pustą automobilį atvažiavau. Ačiū. Prašau, nu, aš nuvarau į platelius. Mokyklą baigėm. Nuvažiauju. Eina, ne? Nu, biškį susinervuoja. Galvoju, maus kaip babrunga. Babrunga, kad, man atrodo, klasės baigėm dvi. Nuvarau lyg babrunga. Varydams atsiminėm. Matematiks mokytojai babrungo gyvena. Ir prisimint, ką man gyvenim sugadėn. Atsimenu. Aš pasiėmiau porko pūstų. Ką paleidau matematiks mokytojus longus. Ką pradėjau skauslint, plungis. Varau. Galvoju, jeigu į plunginį vėjiną bus, nasvaru, klasioks, na klasioks, pažįstams, na pažįstams, draugs, nedraugs, paragaus pūstų. Atvarau, žiūr, vėl mašinų pristatyt, galvoju, jau pataikė. Indavai pūstą. Dėkui. Prašau. Nu, jiem įvedu. Žiūriu. Vein, net stovim sen. O ko jūs čia dirbat? Juk platelius taip mokinių neim buvę, kai čia jūs prisirinka. Net indavai. Nere. Nuimk, sakau, kopūstą. Nenoriu. Nuimk kopūstą. Nu, žiaurės skans kopūstą. Galėjai bent kokį gėlelį atnešti. O aš norėjau, tikrą norėjau atnešti tau gėlelį. Ten žiūriu torgus. Nu, galvoju, užlėksiu čia gretai to torgų. Varau pro torgų žiūriu. Ištėlsim plakti tupdyts. Prien, pripardavėjai, sakau, labdien, puin. Gau, leisim savo vištelis. To, ką pradėjai klyktum, puins, ką pradėjai pututeis. Koks tau skėtoms ir? Sakau, nu puin, nu neklykite apsvarkę. Aš tik norėjau paklausti, gau, leisim. Čia irgi nori toks būti kūts, ką pilis ištėlis. Nu, bet Igna, to atrodo, kad tromblį prareis. Nu, na, išger gyvenimą. Bet tavo žmona tai tikriausiai ir tikras auksis. Nu, mano žmona, jina žmogus. Tai ne auksas. O tetrus ongels. Neda, o tu turi kokį kakalį susiradus. Aišku, kad turiu. Auksinį kakalį. Sugeda skalbimo mašiną, sutvarkė. Suplyšo mano 100-metį suknelę, susiauva. Vakar buvo toks vėjas, įgriova mūsų trobos stogas. Nu ir ko? Mano auksinis vyrs man stogą pastumdė, paramstė, kibirų pilną trobą prikrovė, o tepe gyvena auksinis mano vyras. Nu jo, tikra auksinis. O sakyk, Neda, kas nors abetėsi to mūsų klasės tekėjim? Žinau, kad Rėmis tai tikra, kad netęs. Kur dabar? Rėmis dabar ir Praveniškių kaime. Jons maniai vakar rašo, sako, aš tavęs te pasiilgau. Pervesk maniai 200 eurų, jeigu tavi ir viskas
gera. Tai tu kom tu pervedė? Aišku, ką pervedžiau. Tur žmogus žinot, ką nori ir viskas gera. Labas! O, Luks, laba. Labas, Neda. Labas. Sveik, Signeliau. Ką jūs žinotumėt, kaip aš jūsų pasilgau, taip norėčiau apkabinti, pabučiuoti. Bet negaliu, breketai neleidžia. Bet 100 metų, klausykit. Ne 100 metų, 17 metų ir 34 dienas. Vakar skaičiavau. O, Luka, kam tu ton šaliką užsiveržė, juk ne šeimai. Ai, tas šalikai, matai, čia šitais prie žiemą, tėvas uždėjo šalikai, tep smarkiai užriš, kad nebeinusimtų. Dabar jau vasar, pavasar, nukreiptų. Nu, žinai, nebeapsimoka be nusimti. Agėt, Luki. Tu žemaitišką pamugrų gautėjai? Tiksliai, juk čia ne Vilnius, o Plungė. Tada. Jo. Nu tai, pasako, ką tu gyveni. Nu, aš visai normalia. Šitais nesenai susiradau porą. Nu, gyvenam kartu ir nusprendėm, kad norim susilaukti vaikų. Noram, tai noram. Buvom Lietuvoje pas visus daktarus. Buvom Skaudę, į sostinę Telšius. Varėm tenais. Sako, nuvarykit į Sibirą, pabūsit ten savaitę laiko, nu, ir turėtų gautis. Važiavom į Sibirą, savaitę laiko būnam tenais, mums tikrina vis gera. Grįžtam, daktaras į pasakymą jiems. Kaip sakė, taip ir pasakė. Ir tom pasakė. Ką, taip tiesiai šviesiai ir pasakė. Sorry, vyrai, jum čia nieko nesigaus. Ak, tai Lukis mil vyrus. Jo? Aš sūnau. 9 metus vainam sulsidėjau. Ne, Lūgė tokių nabūs. Kaip tai nebus? Valgyko nuo laikyk! O ką, ką Edgars, ar atėsi klasės? O, jo, Edgaras, šitais rašinėjomės. Nebūtų. Kodėl nebūtų? Pasana ir problemų, žinai. Šiandien snegal, nes karvių pas bulių turi nuvesti. O tėvs negal nuvest. O iš kad gali, bet tu pats pagalvok, taigi karvių bulius geriau. Aš su Dainiu rašinėjaus dar. Nu, Dainius dar pamėgint teisybę įrodyti. Nu. Šiandien nebus, nes Dainis ieškos naujo darbą. O. Ir tas su tuomiu. Tomis! Tas pats, jo. Nu, juk ons nu pirmos klasės mums sakydavo, aš nikumet nesmat skraidinčių lėkščių. Nikumet. Žmogus susiženė, suprat, ką patruot skraidinčių lėkščių. Aš jau nesižemėsiu. Gal vaikiam bliuotkit, gal dar kažkas atės. Atiliekėm, Nu, biški. biškį patiliekėm, nu, palauk. Na, gal biški dar. Ne, nu, gal čia dabar ten grėsim, čia Galėsim grėsim. Na, aš nesuprantu. O, apie Henriką begirdėję? O, Nu, tai Henriks buvo į Černobylį išvažiavęs. Buvo ten ilgą laiką pragyven, dabar jau Lietuvoje ir gyven. Duod nuotraukus, kaip ant gyven. Visai gerai. Žolė gražiai mėlynuo, paukšteliai gražiai luo. Visai sekasi. Jo, o Julytė, atsimena? Atsimenu. Nu, tu Julytė mūsų. Nu, Ana, baig mokyklą, įstoj mokytais. Bet kad žinojo, kiek mokslą kainom, pradėjai mažiau mokytais. Kad nereikėtų už mokslų ten brangiai mokėti. o Agnė, ar atsimena? Agnių jau. Agnė atsikel pirmadienį, kad nuėtų į darbą antradienį. O tada trečiadienį sužino, kad ketvirtadienį lis. O tada penktadienį jau pagalvoja, o kam trenkti šeštadienį tą darbą, jeigu sekmadienis ir nedarbą deina. Dino mergo. Aš girdi Luki. Tu atsimeni, kap mokyklos skaičiuodavo lyg 10. Atsimenu. A gal suskaičiuot, kiek bus 5 + 5. Gera, palauk, tai jau be problemų. 19. Roms ištrauk iš kišenių, ką skaičiau. O tu atsimeni? Ką tu mokytojai pažymių knygelių užrašė? Nu, atsimenu. Ignas labai smirdi. Nu, į kas šituokį, kas žino? O tu atsimeni, ko man tėvas Ką atrašė? atraštis tavo tėvas? Igna, narek, austi, Igna, moky. Kas iš to, kad tas Вот ты что, сам išinėjai, toks nesąmonė. Ateina
Labdien, tamsta. O jau kokie išgražėję, visi kokie pasikeitė. Ignelis, koksai gražuolis, labas tetoti, labas Lukai. Eik šalin! Aš pasiilgau jūsų, kam gero ant širdelis, ką pakvietė. Aš te pėmu ir prisiminiau. Prieš 20 metų, ką sugedo televizorių. Nu, kaip gero buvo, pradėjo mokytis, kad dažniau te būtų. Žinokit, aš neatvykau be dovanėlių, kaip visuomet. Parašiau jums matematinių užduotėlių. Nu, kaip jums patikė. Gerai, pirmas klausimas. Kokį aukščio ir mūsų mokykla? Aš žinau. Žinau? 1,40 m. Ne, biškį per maža. Lauk, mokytojai, skaičiau jų, tai 125 plytas. Nu, nebloga, bet trūks biškelį. Nu, tu, Luka, bandysi spėti. Aišku, 1,60 m. O kodėl tu te apgalvoji? Matot, mokytoja, mano ūgis yra 1,70 m. O mokykla daėdė iki kaklo. Atėk gražu prie žmonės sakyti. Nu, gerai, perėkim prie kitų klausimų. Tokia šmaikštelesnė biškį. Kiek metų ir jūsų mokytoja, jeigu jūs buvot mano pirmoji klasė? Na, padoru dabar. Nepadur, mokytojai, sunčiaus klausti. Na, gražu. Nu, biškis nepatogi, nu. Nu, gerai, Lukai. O tu? Ar pasakysi? Nesipatogint. 40. Šaunuolis! Iš kur žinai? Matot, mokytoja, pas mane laiptiniai pusbernis gyvena. Ir anam yra 20 metų. Supratau. Nereikalinga aš čia. Ne, mokai, jis tikrai. Labai gerai, kaip tik turiu tau klausimėlį. A prisimeni, gruodžio 3 dieną, ką buvo 8 klasė. Kas darė namų darbus? Mamytė, a tėvelis? Aš mokytojai tikrai miegojau, tada nieko nežinau, nieko neatsimenu. O už tada aš prisimenu, ką buvo 4 klasė, aš jum liepiau nupiešti karvę besiganančią pievą. A prisimenat, kas ko nupiešė? Aš nupiešiau gražiausią. Nu, tu 10 ką O aš visuomet. mėginau karvį iš galvos uošką. Kitas nebloga. O žinot, ku Lukis man atnešė baltą popieriaus lapą. O kai aš ano paklausiau, ta kur ir ta karvė besigananti pievo? Žinot, ku Lukis atsakė, Kon ta karvė veiks tam baltam popieriaus lap, jeigu žolė jau suėsta. o čia šaunuoliai mano. O žinokit, iškepiau jums pačių skaniausių kepsnių, anorat paragauti. Nu, Nu, visai norėčiau jau duoti. O, tokių skanus labai iš tikrųjų iš širdies. Tokį man tokį. Paragaukit. Labai skane. Nu. Skane. Aš negalu prie žmonių pasiimk. Skane klausau. Sakyk, skane. Skane. Neda. Mus to arklį papjovė. Arklį jau seną suėdėm, čia kas išvežė mane. Ne. Aš nebenoriu su tavo kepsniu geriau apie kažkur kitą pakalbėkim. O, pasakykit, o ta korona tik, kad skiepijotės? Aš pirms, 3 kartus. Bum. 6 kartus prasirgau ir pasiskiepėjau. O, aš irgi va šitais iš Sibiro, kaip grįžau, galvoju, eik pasitikrinti mano tos koronus. Nuėjau šitais pas Stanislavą į krautuvę, pasiėmu tą koronos testą, grįžtu namo, kaip geras žinovas, instrukcija, iškart į šiukšlėnę, pasiėmęs tą testą, visą parau. Žiūr. Nesuprantu. Niek nerodo. Einu atgal aš pas Stanislavą, sakau, kun tu čia man pardavė, ant niek nerodo. Ko tu čia pridirbo? Čia reikia burną ir į nuosidį. Atsiprašau, nešaukit, vis gerai supratau. Vėl grįžtu numiai, pasiemu tą patį testą, vėl visą parau į burną į nuosidį. Rodo.
sako, po tos koronos nei skonį, nei kvapo nejauti. O aš jau savaitę laiko burnoj tokį nemalonų kvapą užaudu. O, nu jūs atsimenate, David, baigi mokyklą, ne? Man atrodo, kada nebaig. O tai neuždarė Bet mokyklos. nors dar kažką Tu beig. pat Bet tai man žinokit, kad jau uždarė mokyklą ant sistemą, aš noriu, vienodai švitina. Palaukit, gal dar biškį patylėkiam, gal dar kažkas ateis. Nu gerai, nu Jeigu biškį čia patylėk. atvažiuot, tiesiam. Bet aš niekap nesuprantu. Ką plūkis prieš 17 metų mokyklo vis mergi šokdindavo. Prieš met buvo normalus, o dabar pradėjo vyrus mylėti. Įdavė jam dalyk nesuprantu. Kap 17 metų mes susirinkam taip pat 3 klasioką. Vis 17 metų taip pat 3 klasioką. Ir biškelį tos teisybės. Iš tikrųjų, aš pas mamą taip gyvenu. Tik kai atvažiuoji į miestą ir pamatai žmonių, daugiau nei bimbalo ant žalmargės tešmens, prisimastai visokių vėjų. O tų gėjų aš iš vis nei matęs esu, nei žinau, kaip man jie atrodo. Neda, o tu, sakyk, a nieka mum namalava, Nu, neda, niek nemelava. a tikra mum niek napamalava. Tikrai niek nemelava. Nieka. Nu,